Grupėje antrąjį ratą vieningoje lygoje žalgiriečiai pradėjo rungtynėmis su Maskvos CSKA. Kauniečiai rungtynės pradėjo sėkmingiau ir įsiveržė į priekį 5-0, tačiau žaidimas pradėjo strigti ir pirmąjį kėlinuką CSKA laimėjo 21-17. Antrajame ketvirtyje kova vyko taškas į tašką. Kauno sporto halės švieslentėje po pirmosios rungtynių dalies degė skaičiai 34-34. Po didžiosios pertraukos įtampa neatslūgo, o atspėti nugalėtoje buvo neįmanoma ir po trečiojo kėlinuko. Iki trilerio pabaigos lieka 10 minučių, CSKA priekyje 3 taškais. Halėje jaučiamas nerimas ir klausimas pastoviai neduodantis ramybės Žalgirio fanams. Ar užteks jėgų lyderiams? Atsakymo laukti reikėjo neilgai. Vyriausias žalgirietis pradeda savo šou. Halėje pasklido pergalės kvapas. Markusas Braunas iš viso pataikė 6 tritaškius iš 10, pelnė 26 taškus, o Kauno Žalgiris šventė pergalę 67-63.